Labas vakaras. Arčiau ekranų jūs kviečia TV3 žinių komanda. Esu Kristina Leknaitė ir šį vakarą laidoje matysite. Nuolaužos yra irgi taip pat išsibarsčiusios, tai tam reikia ir daugiau truputį laiko. Nukritusio krovininio lėktuvo juodosios dėžės jau rastos. Apklausta mažiausiai 19 žmonių, o incidento vieta išvalgyta ir iš oro dronais. Lauks naujas etapas, tai yra orlaivio liekanų išgabenimas iš įvykio vietos. Jūs gal netoliese gyvenat? Ne, mes čia turistai. Pareigūnai teisinasi, kodėl kelias valandas po katastrofos įvykio vietoje galėjo slampinėti ir nuolaužas rankioti kas tik nori. Atsiranda tokių aviakatastrofos liudininkų, kurie teigia matę liepsnas lėktuvui dar skrendant. Iš dešinės pusės mačiau tikrai, ar tai liepsna, ar tai žiežia, arba tikrai kažkas buvo. Pareigūnai prašo viskuo netikėti. Ko gero vengčiau tokių spekulacijų apie galimą kažkokį tai terorą. O prie oro uosto gyvenantys žmonės staiga pasijuto nesaugiai. Čia sunkieji skraido, tai čia išvis Kartai vrėjim užsuk pasti. Dukart ministru jau buvęs ir prieš krizę žadėjęs, kad jokios krizės nebus, kandidatas į finansų ministrus Šadžius prisistatė prezidentui. Prakalbo ir kokius mokesčius jis didintų. Ir tai yra pirmiausia turto mokesčiai. Savo viziją išdėstė ir kandidatė į švietimo ministres Raminta Popovienė. Visuotinį nekilnojamo turto mokestį Lietuvos bankas siūlo įvesti kuo greičiau. Lietuvio košmaras per atostogas Tasmanijoje. Beplaukiojant plaustais vyro koja įstrigo tarp uolų. Gelbėtojams teko ją pjauti. Apibūdinčiau jį kaip neįtikėtiną stiprybės pavyzdį. Lietuvoje pirmoji gripo auka šį sezoną. 80 metų amžiaus asmuo, turintis ir lėtinių ligų ir nesiskiepijęs nuo gripo. Mirusiųjų nuo koronaviruso jau 35, o pasiskiepijusių 10 kartų mažiau nei nuo gripo. Kodėl? Namo šventėms ir dar prieš jas riedėti jau galite kalėdiniais traukiniais. Tokių 4 puošybą atsiėjo beveik 100 000 eurų. Rinkome per visą Lietuvą vintažinius lagaminus, kuriuos galite rasti lentynose. Šitas traukinys kainavo 40 000 papuošimas, kiti po 20 maždaug. Prieš padėkos dieną ypatingą malonę iš paties prezidento. Nuo virtimo kažkieno vakarienę šiemet Baidenas išgelbėjo persikėlį ir žiedelį. Praėjus daugiau nei parai po aviakatastrofos, kai lėktuvas Vilniuje rėžėsi į žemę, policija rado orlaivio juodasias dėžes. Iš jų tikimasi atsakymų, kodėl lėktuvas krito ir kas kaltas. Tyrimą atliekantis prokuroras aiškina, kad vis dar tyria visas galimas versijas. Tačiau sabotažo ar teroro tikimybė esą maža. Beje, pareigūnai priversti teisintis, kodėl vakar po katastrofos praėjus ir kelioms valandoms įvykio vietoje kas tik nori galėjo šmirinėti ir kilnoti lėktuvo bei jo krovinio likučius. Nuo akimirkos, kai buvo